Nekelia. Kita yra. Eglė gyvena Šiaulių bendrabutė, mėgsta žiauriai. Mėgsta žiauriai. Šiaulių bendrabutė. Koks keistas tapimas. Ar norėtum paragauti mano žiaurasties? Syvų. Tu dabar. Tu. Aš dabar? Taip. Tai tu dar nebuvai prisiskambinęs? Buvau prisiskambinęs. Labas. Labas. Kaip tu laikaisi? Gerai. A tu laisva šiandien? Klausyk vakare. O kas čia skambina? Alvydas čia skambina. Koksai Alvydas? Alvydas, kaip čia, koksai Alvydas. Iš universiteto Alvydas, aš nežinau, kaip tau pasakyti kitaip. Iš kur? Iš kurso aukščiau aš esu vienu. Iš univero. Tai kad aš ne universitete mokaus. Aš iš barako, ta prasme. Tai kad nežinau. Alvydas, nežinai iš manęs iš barako, Alvydo? Ne. Aš gi antram bendrike gyvenu. Alvydas, kai dainuoja Mėlyna Utenos, kai gerim. Taigi aš ne univero barako gyvenu, jeigu ką. Ir iš vis aš barake negyvenu. Aš gyvenu barake, antram. Neatpažįstu tavęs, nepažįstu. Taigi esam susimatę naktį prie kebabinės vieną kartą. Prisiek, kad neatsimeni. Neatsimenu. Megoj buvo, paskui dar, man atrodo, mes akim susitikom. Gal... Dainavom prie dainą Alvydas, su Mėlyna Utenos rankoj buvom. Kažką tu maišai. Baigtų. Maišyt galima tik tai arbatą cukrui, bet aš noriu taip tau trumpiau papasakot. Rytoj turim neblogą šventę, gimtadienį, žinai, draugo mano, gero. Švesim ir visi kažkaip labai gaunasi, kad eina porom, nes ten gimtadienis toksai užustalė. Ir norėjau paklausti tavęs, jeigu gal tu norėtum kartu eiti su manim? Dėkui, bet negaliu. Kodėl? Todėl, kad man rytoj labai ilgai paskaitos trunka. Nes ten 7 vakare, žinok, bus. Dėja, man 8:30 baigės paskaitos. Rimtai? Taip. O čia dėl to, kad tu manęs neprisimeni ir nenorėtum susitikti, ar čia dėl to, kad iš tikrųjų vėlai paskaitos baigėsi? Taip, iš tikrųjų vėlai paskaitos baigėsi. Bet aš tada galėčiau tavęs laukti. O jeigu, pavyzdžiui, 9 tu ateitų, man labai tiktų. O jeigu tau paskaitos anksčiau baigsis? Dėja, negaliu, man visa ši savaitė yra labai sunki. Man taip dabar nesmagu pasidarė, klausyk. Aš iš tikrųjų vienintelė tave prisiminiau merginą, nes kažkodėl tai man labai gerą palikai, prisiminimą, žinai, gerą nuotaiką. Ir aš manau, kad būtų labai linksma, žinai, tu būtum linksma, nes ten gera tokia hebra, žinai, draugiška, linksma, bič 22 metai sueina. Aha. Ir miela užustalė, mūsų ten 14 žmonių bus, aš 15, tu būtum 16. Ne, dėkui, bet negaliu. Klausyk, visiškai tad. O jeigu aš tau pasižadėčiau vakarienę pagaminti? Ne, dėkui, tikrai nereikia. O paragauti mano syvų? Ne. Aš turiu marinuoti iš močiutės priraštų slyvų, labai skanių. Dėkui, ne. Supratau. Tai daugiau tu ir nebeskambinti tikriausiai, ar ne? Aš tikrai neatsimenu jokio Alvydo, nežinau, su ko kalbu taip. Jie turbūt sako, kad neprisimena. Žinok, seniai, lygiai tas pats su manim buvo. Jis su manim permiegojo. Taip. Viską darė, ką tik nori. Taip. Ir po to kitą dieną, kai skambinu ir sako, nifiga neatsimenu. Eik. Ta pati sako tau? Taip. Aš sakau, kad čia į tą patį. Tai čia gal, blemba, čia gal... Paleida, merga. Ne, kai išgeria, tai tikriausiai visiškai jau ne. Jo, ypač klube, pavyzdžiui. Jeigu jas sutikiais klube... Kokia įdomu klube? Kur? Aš tave žinai, kur esu Martinį matęs, Pegase, Megoj. Megoj nesilankau, Martinį nesilankau. Arkliuose? Havanoj? Arkliuose nesilankau. O Havanoj? Va. Nesilankau. Esi buvus radistuose, kad nors per Havanus? Taip. Havanoj per radistus tai yra, taip gal? Taip. Smagu, aš tikiuosi, mes greitų metu gal vėl pasimatysim kada. Nes tau skambina radistai, Jonas ir Rolandas iš ZPFM. Aš tai ir supratau. Aš nebejoju. Iš balsų galima atpažinti. Iš ausų ar iš balsų? Iš balsų. Iš balsų. Iki... Tai smagu. O tu ką veiki bendrabutį su mergaitėm? Aš negyvenu bendrabutį. Man rašo Ema. Gyvenam Šiaulių bendrabutyje, merginų. Jie jau įsikraustys, atsiprašau. Taip, įsikraustys. Bet sakė, kad tu eini visada pas vaikinus į bendrabutį. Deja, neinu. Ir sako, dažnai lankosi klubuose ir yra, tokia... čia paleistuvė. Mergaičių, palaidoka mergaitė. Paleistuvės, jis sakė, kad tu. Vau. Geras draugas turiu.
Žinai, kas Ema tokia? Bendrauju su jom. Dabar jeigu sutiksi, galas daužys, matau. Ačiū tau, iki. Iki. Iki.